Vyriausybė atidėjo intelektinę nuosavybę ginti turinčios sutarties aktą ratifikavimą. Ar ji bus ratifikuota, neaišku. Dėl to planuojama diskutuoti su visuomenė. Šioje nuotraukoje, pavyzdžiui, norvegai galėtų paduoti į teismą Prancūziją, Lenkiją, Indoneziją, Suomius, Olandus ir netgi Tailandą už tai, kad jie nukopijavo jų vėliavą. Tinklaraščio kūrėjas Skirmantas sako, kad jeigu lobistų ir didžiųjų pasaulio korporacijų sukurta autorių teisės ginanti sutartis aktą būtų ratifikuota ir Lietuvoje, jį rūpesčių keltų kiekvienam žmogui. Yra labai mažai šansų, kad jūs nesate piratas anot aktą. Yra labai mažai šansų, kad jūsų kompiuteryje nėra teisių, autorinėmis teisėmis ginamos informacijos. Tie šansai beveik nuliniai. Korporacija arba žmogus pakankamai turtingas, turėdamas tokią laisvę manipuliacijoms, sugebėtų, manau, jums įvaryti pakankamai gerą vėžį arba pakankamai jums stipriai pakenkti. Lietuvai ratifikavus kovos su klastojimu sutartį, pasak Skirmanto, nebeliktų ir jo tinklaraščio. Įrašiau posėdį vykstantį vyriausybėje. Ir vien dėl šito aš galėčiau būti nubaustas. Esą už intelektinės nuosavybės kopijavimą aktą sutartyje numatyta net baudžiamoji atsakomybė. Vyriausybė svarsto ratifikuoti Lietuvoje aktą sutartį ir tikina, kad ją priėmus beveik nieko nesikeistų. Ta atsakomybė jau yra nustatyta. Šita sutartis teisininkų vertinimų iš tikrųjų atsakomybės prasme nieko naujo santykėje su Lietuvos nacionalinė teisė neįneša. Vis dėlto po savaitgalį ne tik sostinėje nuvilnijusių protestų dėl aktą sutarties akcijų, vyriausybė nusprendė neskubėti jos palaiminti. Ratifikavimai artimiausių metų tikrai nebus teikiama, bus konsultuojamasi su visuomenė, bus šnekama, žiūrima, kaip visą tai atrodo, bus toliau analizuojama ir tik tada bus sprendžiama. Kad akto sutartis Lietuvoje įsigaliotų, vyriausybėje turi pateikti prezidentė, vėliau sutartį priimti turi Seimas.